Pykčio piešimo technika. Įsitaisykite patogiai ant kėdės, sofos, lovos arba ten, kur jaučiatės gerai. Pasiimkite popieriaus, ant kurio galėsite 2 nupiešti kūno formas. Galite padaryti tai iš karto ir keletą spalvų joms nuspalvinti. Tai padarysite vėliau. Šiandien dirbsime su savo pykčiu, kad galėtume jį pakeisti. Įsitaisykite patogioje padėtyje. Kelioms minutėms viską pristabdykime. Keliausime po save, kad galėtume priimti savo emocijas ir sugebėtume jas paleisti. Pradėsime nuo to, kad atpalaiduosime veidą. Pajusime, kaip atsipalaiduoja mūsų akys. Vokai. Žandikaulis. Kiekvieną kartą įkvepiant suvokiu, kad pripildau save oru. Su kiekvienu iškvėpimu suvokiu, kad atpalaiduoju veidą. Dabar pajuntame savo kaklą. Ir jį atpalaiduojame. Kiekvienas įeinantis oro gurkšnis suteikia mums geros savijautos. Kiekvienas iškvėpimas atpalaiduoja kaklą. Jei jaučiate, kad ima mieguistumas, galite šiek tiek atmerkti akis. Pajuntame savo rankas. Ir visiškai jas atpalaiduojame. Jaučiame, kaip oras, įeinantis pro nosį, yra šaltesnis, kai įeina, ir karštesnis, kai išeina. Dabar, kai esame čia ir dabar, prisiminsime kažką, kas paprastai verčia mus pykti. Prašome nesirinkti kažko, kas jums sukelia didelį pyktį. Pasistengkite pasirinkti vidutinio intensyvumo. Stebėkite, kokius pojūčius ir kokiose kūno dalyse tai sukelia, nevertindami to, ką jaučiate, ir nesitapatindami su tuo. Veikiau stebėkite tai su smalsumu, meile, kantriai, nenorėdami, kad viskas būtų kitaip, nei yra. Pyktis yra natūrali emocija, primenanti mums, kad buvo peržengta tam tikra mums svarbi riba. Tačiau jo kaupimas ar perdėtas tapatinimasis su juo sukelia kančią mums ir kitiems. Dabar atsimerkite ir paimkite vieną iš 2 nupieštų kūno formų. Čia galite surinkti skausmingus jausmus. Dabar pradėkite piešti savo pyktį, pasirinkdami tą kūno dalį, kurioje jį jaučiate, ir spalvą ar spalvas, kurios geriau jį atspindi. Nesistengkite būti pykčio jausmo viduje, nes jūs nesate pyktis. Atvirkščiai, priimkite jį taip, kaip priimtumėte seną draugą, atėjusi kelioms dienoms aplankyti jūsų namuose. Geranoriškai, mandagiai ir žinodami, kad jis netrukus išnyks ir negali likti amžinai. Dabar, kai savo pykčiui suteikėme atvirą, nuosaikę ir tolerantišką erdvę, metas jį paleisti, kad galėtume savyje pasėti ramybės ir vidinės taikos sėklas. Sekantis žingsnis. Sutelkite kvėpavimą į tas kūno vietas, kuriuose jautėte pyktį. Galite įsivaizduoti, kad pro nosį einantis oras toliau keliauja, kol pasiekia šią kūno dalį, ją atgaivina, sušvelnina ir sukuria geresnę savijautos zoną. Toliau kvėpuokite ir į kūną atneškite gerovės ir ramybės kupiną oro gurkšnį. Pastebėkite, kaip atsipalaiduoja jūsų raumenys, organai, oda ir kaip po truputį nurimsta jūsų emocinis pasaulis. Dabar paimkite nupieštas figūras. Pradėkite piešti savo ramybę ir taiką, pasirinkdami tą kūno dalį, kurioje ją jaučiate. Paimkite 2 figūras ir stebėkite jas. Palyginkite. Pasilikite formas kitam kartui,
kai atliksite pratimą su muzika. Bus malonu matyti savo kūno jausmų žemėlapį, išreikštą spalvomis. Dabar galite atmerkti akis ir pradėti lėtai judinti kūną. Keletas naudingų klausimų, kuriuos galite užduoti. Kaip dabar jaučiatės? Kas nutiko? Kai pradėjote piešti savo emocijas? Kur savo kūne pajutote emociją?